Lietuvos akrobatinio skraidymo komandos, grįžtančios iš pasaulio akrobatinio skraidymo čempionato vykusio Pietų Afrikos Respublikoje, laukė bendražygiai, draugai, žurnalistai. Vilniaus oro uoste jie būriavosi su gėlių glėbiais, kad įteiktų jas aukso ir sidabro medalių laimėtojams. Eltonui Meleckiui, Aurimui Bežarui, Žilvinui Lydžiui ir Viktorui Kurvedžiui. Rankas medalininkams spaudė du prezidentai. Tai Lietuvos akrobatinio skraidymo federacijos prezidentas Vytautas Galvonas ir Lietuvos aeroklubo prezidentas Jonas Margintas. Pilotai savo laimėjimais įrodė, kad reikia atgaivinti užgesusį Lietuvos akrobatinio skraidymo sportą, gaivinti valstybiškai. Prezidentai taip pat sutiko pakalbėti šią temą. Be abejo, aš kaip akrobatinio skraidymo federacijos prezidentas pasakau, tai, kad valstybė turėtų remti šitą sportą, nes tai yra patriotiškumo ugdymas, tai yra jaunimo parengimas kariniai tarnybai, tėvynės gynybai ir tai yra visais laikais, kadangi mums jau su gerbiamu prezidentu Lietuvos aeroklubo teko matyti dvi formacijas, tiek socializmą, tiek dabar kapitalizmą ir mes galim pasakyti, kad visais laikais reikėjo dėl savo tėvynės kovoti ir ką mes be pasakytumėm, šiuo metu lygiai taip pat yra ir pavojus, ir yra kitų klausimų, ir jaunimo užimtumas, ir sportas, ir laiminimasis, todėl tai yra labai brangus sportas, be abejo reikia į kas valstybė remtų. Kaip matote, auksas net ir Afrikoje žiba, ar ne, ir nieko nepadarysi. Ir nesvarbu, kad ne krepšininkai ar ne plaukikai laimi, svarbu, kad Lietuvos himnas skamba ir ten. Svarbu, kad komanda atsilaikė prieš gausybę pretendentų į sidabrą ir iškovojo sidabro komandinėje įskaitoje. Na, o auksas, kad ir viename pratime, tai rodo, kad lietuviai geba, moka skraidyti. Tai rodo, kad mes turime didžiulį potencialą. O aš nešnekėsiu dabar, ar valstybė remia ar ne. Valstybė tai mes. Jis, aš, jūs, jie, jos. Valdžia neremia, bet pakanka žmonių patriotizmo, kad įrodyti valdžiai, jeigu jie žiūrės, kad reikia tą remti. Kad ir nusipirktas šiuolaikinis privačiai Šarūno lėktuvas, ar ne? Tai toks patriotizmas, kuris neišmatuojamas. Užteks apie tai. Mūsų visuomeniai buvo pateikti sociologinės apklausos rezultatai, kuriais remiantis bandyta prieiti prie išvados, kad Lietuva nesugebės arba negalės apsiginti, jei įvyktų atitinkama agresija iš Rusijos. Prašom pakomentuoti iš sportinės pozicijos. Taip. Pradėti? Taip, prašom. Žinote, nereikėtų vien iš sportinės. Sportas tai sveikata, sveikame kūne, sveika dvasia. Užtat sportas, tiek kiek reikalinga būti sveikų kūnų ir sveika dvasia, reikalingas visiems. O kad nesugebėsime apsiginti, taip nesugebėsime. Jeigu nesugebėsime išnaudoti mūsų žmonių potencialų. Lietuva nuo seno yra aviacinė valstybė ir mūsų pasiekti rezultatai pasaulyje yra užfiksuoti daug kartų. Tai ir Darius Girėnas skrydis, ir Felikso Vaitkaus skrydis, ir mūsų akrobato skrydžiai, ir mūsų sklandytojų skrydžiai, visa kita. Ir jeigu jaunimas, kuris nusiteikęs patriotiškai, kaip dabar kalbame, kad neis ginti tėvynės, tai yra netiesa, bet kadangi šiandien, aš kiek žinau, Seime ir priiminėjamas įstatymas, kad medžiotojai bus įtraukti į krašto apsaugą karo atveju, tai jie bent jau šautuvus turėjo. O ką mūsų lėktuvai darys be lėktuvų? Tai jeigu jie bėgios žemę ir debesis vaikys, tai aišku, jie neapsigins. Tam ir reikalinga, kad jie būtų parengti skrydžiams, kad būtų apmokyti. Jeigu mes esame NATO valstybė ir aš tikiuosi, kad kažkada mes turėsime ir normalius lėktuvus, normalius transporto lėktuvus, normalius bombonešius ir taip toliau. Nes turim žiūrėti ateitį, o ne šiandien. Jeigu galima konkrečiau vieną sakinį, tik vieną sakinį. Įsivaizduokite, kad mes pakeliame į orą tą, ką Lietuvos aeroklubas turi
per 500, kur ten daugiau, orlaivių, didelių, mažų, nesvarbu kokių, ir pakeliame tai, ką turime be piločius. Dievulė mano, tokios armijos niekas nenugalės. Akrobatinis skraidymas yra pats brangiausias sportas. Tai milžiniškos degalų sąnaudos ir, kiek žinau, mūsų akrobatai neturi šiuolaikiško akrobatinių lėktuvų būtent klubuose, kurio galėtų rungtis pasaulinėme lygyje. Kokių galime tikėtis arba apie kokias perspektyvas svajojame? Svajojame, kaip visada, apie pačias didžiausias perspektyvas. Šiemet iš tikrųjų aukščiausias klasės lėktuvų tai yra Vilniaus Dariaus ir Grigorio klube vienas SU lėktuvas. Privatus lėktuvas yra Šarūno Staniulio Extra 300 ir toliau yra seni pasenę tarybiniai JAK 52, JAK 50 ir dar keletas susilikusiai JAK 55, kurie, skaitykime, jau gyvena nebe šių dienų iššūkiais. Ir man kaip Akrobatinio skrydimo federacijos prezidentui vis tik tai aktualu, kad mūsų rinktinė, kuri šiandien pasiekė tikrai labai gražius rezultatus ir kaip ir gerbiamas Aeroklubo prezidentas sakė, Lietuvos himnas skambėjo Afrikoje. Aš tikiuosi, kad ne paskutinį kartą ir kas skambės, mes turime savo išsikelti uždavinį iššūkį, kad vis tik tai po poros metų pasaulio čempionate nuvažiuotų visą rinktinę su savo lėktuvais. Priešingai nei krepšininkams, akrobatinio skraidymo sportininkams ribojama dalyvauti atitinkamų paramos teikimo programų konkursuose. Jų vadovai apeliuoja į tai, kad valdyti lėktuvą ir dar akrobatinį yra pernelyg ekstremalu ir pavojinga, todėl rėmimas yra nevertingas. Kokia jūsų nuomonė? Juk ginti tėvynę taip pat yra pavojinga. Manyčiau, kad šiandien nereikėtų išskirti vieną akrobatinio skraidimo, nors šiandien sutinkame tos seniausios aviacijos sporto šakos be aviamodalizmo atstovus. Taigi reikia ir būtina padėti. Ir mūsų vyriausybė atitinkamai Vidaus reikalų ministerija, kuri kuruoja sportą, Krašto apsaugos ministerija, Ūkio ministerija, turėtų ne tik tai, kad nesuvokti to, bet būti pirmaivių gretose padėti. Juolab mes žinome geopolitinę padėtį, juolab mes norime ir tauta, jos entuziazmas. Lietuviai taigi juokauja, kad dar nemoka vaikščioti, o moka skraidyti. Ir toks yra posakas. Aš norėčiau irgi papildyti gerbiamą prezidentą Lietuvos Aeroklubo dėl tų pavojingesnių sporto šakų. Man tai labai yra keista, kada funkcionieriai nusprendžia, kokios sporto šakos yra pavojingas, kokios ne. Aš žiūrėjau tarptautinę statistiką, kur yra mirtingumas žmonių nuo užsiiminėjančių tuo sportų skaičiaus. Tai pats pavojingiausias sportas pasaulyje yra pripažintas akademinis irklavimas, ko niekas turbūt net neįtarė, kad jis yra pavojingas. Nes man pačiam teko matyti Japonijoje pasaulio čempionate, kaip po finišo iš baidarės netekęs jėgų iškrenta irkluotojas ir pradeda skęsti. Tai gerai, kad gelbėjimo tarnybos gerai dirba, o tokių atvejų yra daug. Ir aš, mano grupės draugas, kai mokiausi universitete, jis tada irgi akademinį irklavimą užsiminėjo, sakė, kad labai daug netgi iš pradedančių mokytis paskęsta. Širdis net laiko krūvis. O akrobatinis skraidymas yra antram dešimtmetyje. Netgi yra tos, skaitykime, sporto šakos, kur yra kovinės, jos irgi nėra pačios pavojingiausios. O ginti tėvynę, kaip sakiau, irgi pavojinga. Tai prašyčiau tokios išvados jau galutinės. Beje, dėl aviacijos. Ne tik tai akrobatinis, bet išvis aviacija yra pati saugiausia. Tiek transporto šaka, tiek visa kita. O ginti tėvynę reikia nežūnant. Ginti tėvynę reikia laimint, reikia išmokti. Panaudoti šiuolaikinės technologijas, panaudoti tautos potencialą, būti vieningiam, ką Aeroklubas moka daryti ir įrodė dar 89 metais, išeidamas iš Dostapos struktūros. Tai reikia tik tai, kad mūsų atitinkamo lygio valstybinio reguliavimo institucijos suvoktų ir priimtų mūsų pasiūlymus, kaip panaudoti Lietuvos aeroklubų potencialą tiek šalies gynybai, tiek patriotiniam vaikų auklėjimui, tiek pratinimui prie technikos, tiksliųjų mokslų, tiek sveiko gyvenimo būdo propagavimui ir taip toliau. Tą mes surašėm.
daugiau kaip 4 lapus. Ir šiandien išsiuntėme Vidaus reikalų ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai, Kūno kultūros ir sporto departamentui ir Susisiekimo ministerijai. Tegul tik jie įsiskaito. Lietuva skrenda ir skraidys. Ir nedaug pasaulyje yra valstybių, kurios sugebėjo ne tik sudalyvauti visam čempionatuose, bet ir suorganizuoti 2 Europos akrobatinio skraidymo čempionatus. Ir kaip nekeista, tai buvo pirmasis sprendimas toksai per visą aviacijos istoriją, kai Lietuvai buvo suteikta teisė be eilės 2 kartus iš eilės rengti akrobatinio skraidymo čempionatus. Tai yra Istroje prie Panevėžio ir po to Aleksote. Tai aš manau, kad ta mūsų idėja gyvuoja ir gyvuos. Dėkui už pokalbį.